Taigi, pirmoji nominacija už investicijas į inovatyvius sprendimus. Dėmesio į ekraną, kategorijos finalininkai. Interaktyvaus įrankio skirto ekonomikos aktyvumo vertinimui sukūrimas, tai yra Kauno technologijos universiteto projektas. Antrasis finalininkas – dirbtinio intelekto sistemos skirtos gyvūnų elgesiui įvertinti sukūrimas. Tai yra įmonės Cambridge Phenotyping projektas ir šios įmonės įkūrėjai Marius Bauža ir Julija Krupits. Trečiasis finalininkas – ultra greito įkrovimo baterijų skirtų elektriniam transportui sukūrimas. Šio projekto autorius UAB Vėjo projektai iš Klaipėdos. Nu ką, o netrukus sužinosime, kas laimės. Norėčiau, kad šį apdovanojimą visgi priimtų ne iš mano rankų, o iš praeitų metų nugalėtų. Tai noriu pakviesti Europos būrę įteikti įmonės Delta Biosenses bendrakūrėją Dominiką Milašių. Aplodismentai jam. Delta Biosenses 2022 metais buvo apdovanota už projektą, kurio metu buvo sukurta integruotų tyrimų platforma spartinanti vaistų kūrimo procesą. Tiesa? Taip, labai džiaugiuosi. Nežinau, apie ką tu kalbi, Rolandai. Dabar aš nenoriu suklysti. Gerai, už investicijas į inovatyvius sprendimus. Taip, nuo čia pradėsime. Prašau, aš jums paduodu. Na ką, kolegos, aš norėčiau, kad mes truputėlį atsipalaidavę patriukšmautume ir sužinotume tokiu būdu, kas laimėjo. Duokit truputėlį triukšmo. Dėmesio į ekraną. Ir nugalėtojų tapo dirbtinio intelekto sistemos skirtos gyvūnų elgesiui įvertinti sukūrimas. Bravo. Tai yra Cambridge Phenotyping ir jos įkūrėjai Marius Bauža ir Julija Krupits. Kviečiame į sceną atsiimti apdovanojimą. Julija! Gražu žiūrėti, kaip žmogus džiaugiasi. Prašom. Sveiki, laba diena. Ačiū Jums, nepabėgit, tikrai, mes turime mikrofoną, veikia jisai, patikrinau tik tai, prašau, tarkit keli žodžius. Labai ačiū, labai netikėta, labai smagu prisidėti prie šitos vizijos, kurti kažką naujo, kažką, kas padės žmonėm ir kažką, kas padės Lietuvai išgarsėti. Ačiū. Bravo, ačiū Jums, ačiū labai. Taip pat jums gėlės, jums ir gėlės taip pat, Julija.